Nu, tai kaip viską suspėt, pasakykit man. Ar turit kokį šansų, kaip paaiškint man, kaip aš galiu viską suspėt? Oi. Vakar nukrovė 7 paletės alaus. Tai toks sportas neblogas buvo. Tai reikėjo ir buteliukus ir visko, tai atvažiavo Pinta ir Funky Fluidai. Per abu 7 paletės. Tai 5 atvažiavo, bet nespėjau. O šiandien atsidarinėjau barą. Turėjau nuvažiuoti dar į sandėlį festui skirtą, kur grinai alus važiuoja grinai festivaliui, kad nesimaišytų ir ten yra kas priima, yra kas padeda. Reikėjo pažiūrėti tiksliai, kas yra, ar tikrai visi atvažiavo, ar tikrai taip atvažiavo ir dalį alaus reikėjo paimti ir nuvežti dar į alaus biblioteką ir Biremborte Prūmus. Kodėl? Todėl, kad Biremborte Prūmus šiandien turi jungtis Varvarą, tai ukrainiečius, ir ketvirtadienį važiuoja iš Bravaro pas juos pasišnekėti, aludarį susitikti, o blackout iš Rumunijos į alaus biblioteką. Tai ten nueikite ketvirtadienį pasiklausyti, o paragauti galite bet kada, nuo šiandien pradėti eiti jau. Tai va. Tai atvariau į barą ir galvoju, sutvarkysiu, skambina, sako, oi, atėjo ne tuo adresu mergina ir reikia dar pokalbį pravesti. Ok, spėsim, sutvarkysim laiko daug. Realiai vėlavau atrakinti duris kokias 7 minutės, bet dar bare nieko nėra iki šiol. Bet čia kelias minutės praėjo. Nu, tai tas išgelbėjo šiek tiek. Bet, nu, bėgi. Žiauru, žinok, šią savaitę yra žiaurinė absoliučiai. Ir bus labai gera pabaiga, nes festivalis, ne? Ir, nu ir ką, sėkmės mums. Einam dirbti už barą šiandien. Nu ką, atvažiavom barą. Krenta balkiai. Pas mus bare ir priklijuoti balkiai prie lubų ir atsiklijavo vienas. Ir galvoju, kaip taip gali būti, ar negi prastai priklijavo, bet pažiūrėjau tikrai gerai. Tai su gipso net popierium. O kodėl aš nežinau, bet jis arčiausiai yra durų ir, nu, žinokit, tarpas atsidarė koks beveik pusę centimetro tarp jų, nes sujungimas yra per ilgas. Tai toks vaizdas, kad jis traukiasi nuo temperatūros gana stipriai. Nu ir taip stipriai traukės, kad išplėšo klijus, atplėšo klijus su popierium nuo lubų, nuo gipso. Tai nežinau, priklijavau, parėmiau. Turėjau anksti ryte nuvažiuoti, būtinai tą padaryti, todėl kad per dieną išdžius, kol ateis susitvarkyti barą, kol susitvarkys prieš atsidarant, turėtų per tiek laiko prilipti normaliai. Reikės ieškoti akrilo vėl tamsaus rudo, kad biškį tą tarpą užglaistyti, užkišti. Nu tai va, tai tokia dienelė, tokia pradžia, nebloga. Ir važiuosiu, senukus reikia vafui. Nu, turiu dalykų visokių sujungti, baigti, plovimus tvarkyti. Ir tada vėl. Liko rytoj jau veža į 2. aukštą alų ir alaus įrangą. Tai rytoj suvežam, ketvirtadienį viską tvarkom, įrenginėjam ir darom. Nu, greičiau, prasidėt. Nu, pasijungėm vakar ir paragavom Vilniaus alaus festivaliui specialiai sukurto alaus. Tai yra Be Like ir Funky Fluidų kolaboracija. Ir turim New Englandą. Nu, smagus. Atėjo žmogus pirmą bokalą pasiėmė. Paragavo, po to kitą, sako, ne, man vėl tą duok. Vėl duok vafalų. Tai Antaptės yra Vilnius Beer Festival, o pas mus VAF parašyta, tai sutrumpinimas. Ateikit paragauti. Beje, alaus biblioteka irgi pasiėmė ir važiuos dar į Kauną. Tai Hopdoką greičiausiai važiuos, tik nežinau, kada pavyks, ar čia šią savaitę dar pavyks nuvežti ar ne, ar tik kitą. Bet manau, kad gal rytoj kaip nors nuvešiu. Buvau Zyplių dvare jauno vyno šventėje. Tai kasmet vyksta, jau nežinau, ten 14 metų, kaip suprantu, vyksta renginys. Kai kam atrodo, kad tai naujas renginys, bet todėl, kad nebuvę. Aš 2 kartą buvau, pernai buvau naujokas ir viskas buvo visiškai kitaip negu šiemet. Šiemet daug smagiau, jau truputėlį daugiau apie vyną žinau, truputėlį daugiau jau jaučiu visko, bet dar labai mažai. Įdomu tai, kad tai yra namų produkcija ir tai yra iki metų senumo vynas.
Tai turi tam tikrą specifiką, bet, nu, yra fainų dalykų, tikrai žmonės sugebėjo padaryti. Tikrai, kaip sakyt, ten vienas, man atrodo, laimėjo, jeigu neklystu, laimėjo pusiau saldus. Tai, nu, gerti gal negerčiama per saldus, bet balansas, viskas, nu, labai fainai padaryta. Tai smagi šventė, kitais metais vėl vyksta, kadangi jauno vyno šventė apskritai Božolė yra 3 lapkričio ketvirtadienis, tai šita šventė vyksta šeštadienį, tai kaip iškart po 3 ketvirtadienio vyksta šeštadienį. Pagal tai galim išskaičiuoti ir visada žino, kada kitais metais vyks. Nu ir verta atvažiuoti tikrai ten. Bet dar ką turėjom toj šventėj, buvo atvarius vyno someljė Jūratė ir jinai pravedė taurių degustaciją. Tokie dalykai irgi egzistuoja. Nu, žiauriai faina patirtis, labai rekomenduoju, kažkur pamatysite taurių degustaciją, tikrai varykite ir mokėkite pinigus už tai. Tai buvo keli vynai ir 4 skirtingos visiškai taurės. Ir vieną vyną ragavom iš skirtingų taurių, 3 arba 4 taurių. Nu, kaip stipriai keičia. Žinau, kad keičia, bet kai taurės pasiėmė labai skirtingą, nu, žiauriai skirtumas. Ir kvapo, ir skonio įspūdingai. Kai kurios taurės tam tikrus kvapus sureikšmina ir suryškina, kitos išsklaido visai, kitos liežuvį ir skonį kitaip bėga. Nu, fantastika, tikrai verta pamanyti kiekvienam, kad suvoktumėt, kokio kietumo yra pasirinkti reikiamą taurę. Ir tą gėrimą parodyti tokį, kokis turi būti. Nu, labai gerai. Taip, kad galite namie pasidaryti patys, pasiimkite labai skirtingas taurės ir pasiragaukite tą patį gėrimą iš skirtingų taurių. Jeigu turit, ir net turbūt netaip svarbu dabar šiuo atveju, kokia ta taurė, svarbu, kad būtų labai skirtingos, kad pajaustumėt, kiek stipriai skiriasi. Nu, žiauriai faina. Labai. Rubrika kas blogesnio. Nu, mes vienu metu čia turėjom dabar 5 barmenus jau. Ir 5 buvo toks, nu, tikliau 2 priėmėm kartu praktiškai. Ir viena, nu, puikiai, fainai dirba, iškart nuo pat pradžių ir gaudos greitai, orientuojasi greitai, atsiskaitė greitai, apie alų pasipasakojo. Nu, tikrai suvokimas yra ir žmogus stengiasi ir turi galvą gerą. Nu, labai džiaugiamės. O kitam, nu, kažkaip sunkiai viskas labai. Ir taip. Nu, labai sunkiai. Tai galų gale baigėsi tuo, kad ir mes turbūt sprendėm, ar tikrai jis reikalingas, nes tas žmogus, ar tikrai čia jam tas darbas. Bet jis pats parašė, kad aš nebenoriu dirbti. Nu, matyti, iš abiejų pusių buvo vienoda reakcija ir abudu vienodai supratome, kad ne visai jam yra tas darbas. Turbūt įsivaizdavo kitaip, nes daugelį, kurie nedirbė bare niekada, įsivaizduoja, kad čia romantikos žiauriai daug yra ir stoviu šneku ir pilu alų. Tai reikia šnekėti bare, jeigu nemėgstate bendrauti su žmonėm, tai tas darbas tikrai ne jums. Jisai yra skirtas bendravimus su žmonėm. Ir šipsojimus, ir džiugesiu, ir kad ir kaip sunku bebūtų. Tai va, tai iš 5 vaikinukas atkrito. Tada viena mergina surado darbą pagal specialybę, kurio labai norėjo. Nu ir išėjo. Nu, gaila. Buvo smagu, faina, tikrai gerai. Buvo tokia šypsena varo. Bet galvojat, viskas? Ne, ta kita mergina, kuri nauja, kuri tikrai faina ir gerai dirba, susilaužė ranką. Sakė, bagažinė užkrito ant rankos, prakirto, pradžioj lyg ir sunku skauda, patino, po to kitą dieną peršvietė ir lūžis. Mėnuo gipse, tada reabilitacija, tai kažkada toli po naujų metų. Ir liko 2 barmenai. Ir vafas. Negaliu aš dengti per vafą niekaip barmenų. Gertrūda irgi turi darbą belekiek ir dengti neišeina. Nu, žodžiu. Visiška skylė, visiškai blogai. Tai nežinau, kaip bus, matysim. Tiesa, paskambinom, parašėm Gertrūdą seniem buvusiam barmenam ir sutiko viena berot, sutiko ateit padėti. Tai jau labai gerai. Kiekvienas
žmogus, kuris gali ateiti padėti, yra žiauriai gerai šiuo atveju. Ir dar priimsim naujų, tai gal bent jau galės padėti indus nešioti ir suktis per penktadienį kokį, ar ketvirtadienį, kai bus čia prie partijas, tai bus žiauriai daug žmonių ir tas baras lūš, aš garantuoju, Trakų bare bus nuotaikos kosminės ir bus pilsis alus per visus kraštus. Tai va, tai tokelės apie barbenus ir džiugesiai tokie. Gertrūda sakė, nebepaveža, jau pavargo, jinai pastovi dirba bare ir dengia visus tuos iškritimus. Kadangi belie kiek darbo su festu, bet dar darbus spėjo padaryti dar su festu dalykų su viešinimu. Kažkaip, sakiau, kitą savaitę jau aš padirbsiu už baro daugiau, ją atleisiu, tegu važiuoja pailsėti keliom dienom. Šteks kelių dienų, kaip galvojat. Kažkam festivalis prasideda šiandien. Iš sandėlio išvažiuoja alus, važiuoja į loftą. Viską kelsim su Manituku. Manitukas yra žiauriai kita įmonė, kuri turi keltuvus ir jie kelia viską visur. Ir pas mus reikės kelti per 76 cm pločio langą. Tai Ričardas paletę sutrumpino, standartinė paletė euro yra 80 cm, tai sumažino iki 70. Ir ant jos dėsim ir kelsim viską per langą, nes loftas neturi antro aukšto pakelimo, jokio lifto, nieko neturi. Labai gaila, labai praverstų iš tiesų tokiam renginiam, bet matyti jiems retai gal reikia, nežinau. Tai važiuoja visa įranga šiandien, viską sukeliam, sustumėm į krūvą ir paliekam. Rytoj nuo ryto atvažiuojam ir viską klijuojam, darom, dengiam, glostom, mostom viską. Loftas šiandien pradeda irgi įrenginėti patalpas, uždenginėti juodom užvaldom viską. Elektrą pradeda vedžioti šiandien, rytoj pabaigs, sakė. Tai va, tai aš dar į sandėlį, pilna mašina visokių dalykų, kas važiuoja su praplovimu taurių, padarysim normaliai turbūt. Tikiuosi pavyks, nes jeigu ne, tai bus liūdna. Tai ir dar prituriu prisikrauti alaus į barus nuvežti, tai taip gaunasi, kad vienas alus nukeliavo į kitą barą, kitą dar reikia nuvežti, plius mūsų abu barai reikia papildymus padaryti. Tai viską reikia šiandien, nes rytoj varyti neturėsiu nei kada, nei kaip, niekur. Dar alus išvažiavo į Kauną, tai į Hopdoką išvažiavo mūsų Vafolus, Pafijos tautė. Tai turbūt greit pasijungs ir galėsit ragauti. Eikit į Hopdoką, kauniečiai, ir paragausit New England IPA. Tai tiek naujienų, varau krautis, viskas, atvažiavau į sandėlį. Varau dirbti, nėra kada čia ilsėtis, ane? Ir gerit arbatą namuose. Jeigu gerit, tai žinot, kad jeigu puodelio gerai neišplauni, labai greit apsineša vidus. Tai jeigu puodelis tamsus, gal to nelabai matosi, bet jeigu puodelis šviesus, tai labai greit matosi arbatos visi likučiai ir kas aplinkui lieka. Ir normalu, bare, kaip normalu, nenormalu, bet bare pas mus taip pat lygiai. Net klientas parašęs atsiliepimą, kad puodelius reiktų išsivalyti geriau. Klausau. Labas rytas. Labą rytą. Greta iš Telija skambina. Jeigu ką, tai galit skambinti šį telefono numerį, jei turėsit klausimų, sakykit, arba dabar gal turit kokių dar klausimų. Ne, tai viskas aišku, nes kai jūs skambinat visada sakot, kad pabrango paslaugos, tai kai nepabrango, tai labai gerai. Nepabrango, stengiamės išlaikyti tas pačias kainas mūsų seniem klientam. Tai jeigu viskas tvarkoje, tai tada paliekam tuos pačius planus. Tai aš atsiunčiu tada jums sutartis pasirašyti. Gerai. Ir kaip ir viskas bus sutvarkyta. Gerai. Tai pakol kas tada. Ačiū labai už pokalbį. Gražios dienos. Dėkui, jums taip pat. Iki. Pakalbėjom telefonu. Tai keista, bet nepakėlė kainos. Tai va, tai dėl puodelių. Žodžiu,
Bare tikrai atėjau, apžiūrėjau, nu tikrai puodelį. Parašiau iš karto barmenam, kad žiūrėkit, taip yra. Ateinu, spėkit, puodelį purvini. Pasakiau dar kitą pastabą. Nufilmavau, kaip atrodo puodelį, įdėjau dar visiems barmenam, kad matytų. Ateinu kitą dieną, spėkit, puodeliai vis dar purvini. Aš nežinau, kaip žmonės, kai kurie galvoja ir ką daro, ir atsakymas buvo toks, man sakė kita barmenė, kad čia neįmanoma atplauti. Kaip, neįsivaizduoju, kaip kariškai neįmanoma atplauti puodelio, yra absurdas. Tada, kai mažajam vaikam parodžiau, kad puodelį užpylus šiltų vandeniu, po minutės galima jį labai lengvai prabraukinti kempinėlę, viskas idealiai švaru būna. Reikia auginti vaikus. Reikia mokyti socializacijos. Just dream.